Sveiki visi. Šiandien atvykom į Kauno marias. Gaudysim karšį. Sėdėsim per naktį iki pat ryto. Pažiūrėsim, kaip pavyks. Tai ką, kraunamės daiktus ir važiuojam. Akumas, atsarginiai reikmenys, kėdė, palapinės dugnas, video reikmenys, dujų balionas, šildytuvas, grąžtas, meškerėlės, palapinė, jaukai bei gyvi masalai, maistas. Viską susikrovėm, jodam į žvejybos vietą. Kai pasirinktų taško daugiau kaip kilometras, ėjimas labai sunkus, kojos sminga, sniega, na, bet kažkaip deisim. Atėjom į pasirinktą vietą, statysime į palapinę, jaukinsime ir lauksime tų karšiokų. Karšiams gaudyti reikalinga dviguba kėtė, tai bandom išgręžti vieną šalia kitus. Na kaip čia sekasi? Šiaip ne taip. Eik tu savo. Net grąžtas sulinko. Eina savo. Išgrąžiau 2-1 ir jėgų neturiu. Kelkitės karščiai. Vakarėja. Reikia greičiau kurtis namus. Štai ir įsikūrėm. Jau vakaras, be 27, nieko nelaukiant maišom jauką, jaukinam, dedam daug gyvų. Žiūrim ant dyperio, kas yra ar nėra. Jeigu nėra, sėdim laukiam. Į žvejybą be kavos niekados. Truputį Neptūnui ir bandysime sugaut kokį stambesnį karšioką. Leidom dyperį, žiūrim, kas yra. Na ir matom, kad žuvies kol kas nieko. Brėžia kažkokį mailiuką. Na, bus matyt, kai pajaukysim. Jaukysime džokeriu. Turime spalvotų dzikų, baltų dzikų. Turime lervų. Na ir kilogramą pašarų. Taigi leidžiam dabar pirmiausia džokeriu ir žiūrėsim, kaip reaguos. Atsiskiriam gyvas lervukes, kad turėtume žvejybai šviežių, gražių, pajaukinus. Štai, čia tik išpyliau džokerį ir štai iš karto pasirodė kokia tai žuvelė. Vadinasi, judesys yra. Žiūrėsim, kas čia gyvena.
Pašaras juodas. Pasidreikysim kelis kartus. Išbrinks. Tada dėsim gyvų ir taip makaluosim. Dūteris judesį šiokį tokį įrodau, karts nuo karto pasirodo žuvis. Na, tai, manau, viskas bus ok. Į poledinę karšių žūklę atvykau pirmą kartą ant Kauno marių. Niekada nesu gaudęs per naktį karšių. Tai visi šneka, kad smagi žūklė, smagu traukt, didelė žuvį ypač. Na tai pažiūrėsim. Žuvys pajaukintos, laukiam kada ateis, o į tą laiką ruošiamės meškerėlės. Meškerėlė užmesta. Lauksim kibėnų. Pasmulkinam dar truputį gyvų. Pajaukysim dar šėriklėlių. Kažką turim. O, kažką turim. Nugis. Žiūrim, kas čia bus. Na. Ojojoj, koks putas. Nu, štai ir jisai. Va. Pirmas karšiukas. Va. Ant baltų dzikėlių. Va. Gražus. Yes. Turim pirmą žuvį. Yes. Eisimės ją paleisti. Man tokios netinka. Kliovas. Na, kas čia per gražuolis? Ole stiprų. Yes. Plauk, pakviesk senelį. Eilinis jaukinimas. Jaukinukas 15 minučių leidžiu pašarą, už 15 minučių džokerį, dar už 15 minučių pašarą, už 15 minučių džokerį. Tai gaunasi, kad pašarų jaukinukas pusvalandį ir džokerių jaukinukas pusvalandį. Kimba. Čia gražesnis. Yes. Gaudome su karomyslu. Dėdame baltą dziką ir 3 lervukės. Ir raudoną dziką ir 3 lervukės. Va. Ir viršui kabiname plūdėlį. Plūdėlį pasinardina. Plūdėlį štai tokia. Karšiniai. Va. Stovi taip, kai išlenda į paviršių, pop, nukrenta. Kas? Paduot džokerių. Ojojo. Oi, čia gražuolis.
čia gražus. Obas. Žiobrys. Žiobrys. O. Gražus. Žiobriukas. Už tai galbūt toks gulis. O. Žiobrys. Žiobrys. Yes. Žiobriukas nelegalčikas. Kokių 27 comų, taip maždaug primečiau. Tai reikia paleisti. Keliauk namučių ir pašauk. Senelė. Stebimas. Neužkirtimas. Manau, palapinį štai ten. Ir dabar štai čia grėšiu eketę. Papildomą. Nagi, ir kas atspės, kodėl aš grėžiu šitą eketę. Kokia 20 metrų nuo palapinės. Štai ten palapinė, o čia eketė. Na, atspėkite. Ogi štai kodėl. Todėl, kad paleisime žuvį. 1, 2 ir 3. Tai 3 karšiokus, ko neplaukia. Plauk. Tai 3 karšiokus čia paleidom. 1 palapinį paleidom ir žiobrį dar irgi palapinį paleidom. Tokie karšiukai mažiukai, tai reikia juos paleisti. Nu, jis pagaliau atėjo. Smaguma. Smaguma, kaip žiobrys vėl koksai. Ne, karšiukas, gražus karšiukas. Va dėl tokių karšių, tai verta visą naktį nemiegoti. Yes! Skibimas. Ką jis čia darodo? Ką jis čia darodo? Kas čia per karštis? Nedidelis, bet jau piktas. Wow! Yes! Nedidelis, bet piktas. Kitas paėmė, kitas paėmė. Opa. Ir kitas. Tu matai, užėjo. Būrelis matyt. Užėjo būrelis. Va, nedidokas šitas.
kokie stiprūs, aš nesuprantu. Oi. Va, bet kokie stiprūs. Siaubas. Yes! Praleidžiam karšiuką. O, liuks. Jau gal valanda, kaip laukiu nufilmuoti kibimą. Nededukas. Aha. O. Kažkoks tai. Normalus. Normalus karšiukas. Normalus karšiukas. Nu va. Prašau. Yes. Na ką, plauk ir pašauk savo senelį. Kibimas. Karšiuką traukiam. Yes. Va. Gražus. Yes. Naujas rytinis karšiukas. Žiūrėsim, kas čia ryte atėjo. Sunkiai kyla kažkaip. Na. Oi. Oi, koks sportininkas. O, taigi čia ne karšis. Čia tai jau mėkšras. Čia tai mėkšras, va. Vo, mėkšras. Prašau. Liuks. Lauk, mėkšry. Vis, kas čia? Dar rytinis žuveliukas. Oi. Na, karšiukas. Va. Dar vienas karšiukas. Va. Yes. Nu ką, mažylė, plauk, pakviesk mamą.
Kas dar čia? Nedidokas karšiukas. Ups. Alis jėgos kiek turi, kad įkur velnas. Jau jėgos pilnas. Lauk pas mane. Kliovas. Čia neblogas kliovas. Čia turbūt geras karšis bus. Tik tai labai lengvai eina, bet jaučiu, kad yra geras. Į viršų kyla lengvai. O, surinko meškerėlį. Oi. Čia. Ale davė cungu. Duoda cungu. Su vienai meškerėlę kartu. Nu, karšiukas koksai. Va. Dar vienas karšiukas. Va, surinko meškerėlę. Nu, karšiukas. Yes. Praeitame ešerių žvejybos video buvo paskelbtas konkursas. Todėl dabar išrinksime vieną laimingąjį, kuris komentaruose parašė žodį velnias. Taigi nusikopijuojame video nuorodą, einame į puslapį, kuriame galime išrinkti iš konkretaus video komentarų nugalėtoją. Įrašome linką, pasirenkame video ir raktinis žodis įrašom velnias. Taip, spaudžiam, atrinko ir pasirenkam. Nugalėtojas yra Tomas Sikanevičius. Sveikiname. Susisiekite Tomai su manimi asmeninę žinutę arba parašykite, kaip su jumis susisiekti komentaruose. Tai ką, naktinę žvejybą baigėm, pradėjom 6 vakare, baigėm 9 ryto, išbuvom 15 valandų. Tais 15 valandų atlaikė puikiai dyperis, išsikrovė neseniai. Per tą laiką buvo pagauta 12 karšiokų, 3-4 tokie karšiai jau rimtesni, vienas žiobris nelegalčikas ir graži kuoja apie pusę kilų. Jau tikras mekšras. Tai sakyčiau, kad žvejyba pavyko ir jeigu jums patiko, paspauskite like, kas neprenumeruojate, užsiprenumeruokite mano kanalą ir susitiksime kitose žvejybose. Ate.